Kodėl kūrybos kontekste mes norime liesti psichologijos, neuromokslo, antropologijos temas? Ar jums yra tekę kada nors sėdėti prie tuščio lapo? Na, žinoma, tuščias lapas tai čia yra metafora. Ir bandyti išspausti kažkokią tai kūrybinę mintį. Nes jūs spaudžia laikas, jums reikia atsiskaityti, reikia, kad ir parašyti ir įkelti kažkokį tai įrašą į socialinius tinklus, arba sugalvoti ir pasiūlyti reklamos idėją ar koncepciją fotosesijai. Kuo jūs labiau save spaudžiate, tuo jums nieko labiau neišeina. Manau, ne vienas esame pajutę šį tuščio lapo bedugnės jausmą. Ir atrodytų, taigi prieš mus yra neribota galimybių erdvė, mes galime sukurti visiškai bet ką. Esame visiškai nevaržomi. O atsakymą mes galime labai lengvai rasti. Tai yra ne kas kita, kaip pasirinkimo paralyžiaus fenomenas. Fenomenas, kuris puikiai žinomas marketinge ir daugybėje kitų sričių. Kai kurie prekybos centrai netgi visą savo prekių parinkimo ir išdėstymo modelį yra pagrindę būtent šio fenomeno veikimo principų, arba tiksliau tuo, kaip jie gali savo pirkėjus išvaduoti nuo pasirinkimo paralyžiaus. Ir tai nėra kažkoks specifinis vienoje srityje naudojamas dalykas. Šis fenomenas veikia visiškai universaliai. Dėl to mes ne tik tai galime jį atnešti į kūrybos sritį, mes tiesiog privalome tą padaryti. Mes privalome padėti savo ir jums išsivaduoti iš to tuščio lapo bedugnės, rasti atspirtį ir pradėti sistemingai judėti į priekį, ieškant kūrybinių sprendimų.